pagrindinė problema šitos tautos. Ne atskirų politikų kažkokie tai neteisingi, klaidingi veiksmai. Bet pagrindinė problema šitos tautos, kodėl jinai mažėja taip sparčiai, silpsta potencialas. Pagrindinė problema yra sisteminė. Ir tam, kad mąstyti sistemiškai, reikia atidėti visas šitas baikas, visas politinės intrigėlės. Ir turėtų žmonės suinteresuoti su kažkokiu statusu visuomenė kalbėtis rimtai apie tai, kad sisteminė pati pagrindinė problema šitos tautos yra meilės stygius. Nebanali čia frazė. Čia frazė esminė, frazė sakanti esmę. Ir tuo aš paaiškinsiu, kame reikalas. Ir priminsiu dar 1986 metais, kada atsirado teletiltai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir tarp Tarybų Sąjungos. Vieno teletilto metu moteris iš Bostono paleido tokią frazę, kad pas mus viskas sukasi, reiškia, aplink reklamą ir aplink seksą. Vat tokia frazė, kad Jungtinių Amerikos valstijų televizija yra perdėtai reklamizuota ir tose reklamose faktiškai pagrindinis akcentas yra į moters seksualumą. Tai pardavinėjama. Ir iš kitos pusės Leningrade moteris atsakė, kad ar jinai neteisingai suprato, ar jinai pati buvo neteisingai suprasta. Jinai pasakė tokią frazę, kad sekso pas mus nėra. Pas mus meilė. Paskui viena moteris ją pataisė, sako, pas mus reklamos nėra. Bet, žodžiu, žmonės nešvariom lūpom ir nešvariom širdim ištampė šitą frazę iki to, kad iki patyčios, kad neva tai tokia negrambatna moteriškė čia išsidavė, kad Tarybų Sąjunga užslopinta buvo ta visa, reiškia, geidulių industrija. Ta frazė tapo tokia patyčia patiems savo, kad supranti, atseit prieš tokį apsišvietusį progresyvų pasaulį, čia apsijuokė moteriškė kažkokia tai išstojus. O aš jums sakau, ir Rusijos, ir Lietuvos ta pati problema. Nykimas, baltosios rasės nykimas, neįtikėtinai spartus. Ir kokia priežastis? Taip, biblijinė, nėra meilės. Ir šventas raštas jau 2000 metų atgal jisai užrašė, kad ateis laikas, kada meilė atšals. Kokia priežastis ten parašyta? Paūmės savavalystė arba beįstatymiškumas. Tai va ta pati laisvė. Laisvės ta idėja yra kaip opozicija įstatymo laikymusi, moralinio įstatymo laikymusi. Tai reiškia, meilės faktiškai nėra. Tas vadinamasis seksas nėra meilė niekokia prasme. Niekokia prasme tai nėra meilė. Net pačia žemiausia. Ir tu supranti, žmonės apsimeta, kad nesupranta, kame reikalas, kodėl byra šita visuomenė, visais galais byra. Visa posttarybinių respublikų visuomenės byra, jos byra faktiškai.
Ir pati pagrindinė šaknis yra sisteminė meilės trūkumas arba jos nebuvimas. Dabar, kada prisimeni Tarybų sąjungą ir kada prisimeni, kokia buvo kultūra, tai tu atsimeni, kad moralė faktiškai buvo dėstoma visais lygmenimis. Pradedant mokykla, aišku, vaikų darželiu ir baigiant kultūriniam programom, kada buvo stengiamasi viską daryti kraštutinai etiškai ir propaguojant moralų gyvenimo būdą. Jūs dabar man sakysit, kad liberalizmas yra labai gerai, nes jisai leidžia žmogui pasirinkti. Aš visiškai ne apie tai kalbu, visiškai ne apie tai. Aš kalbu apie priežastį, kodėl iš esmės dingsta šita tauta ir išvis baltieji ir netgi tos posttarybinės tautos, kodėl jos silpsta, nyksta. Tai vat aš ir sakau, pagrindinis dalykas, tu kiek nori skelbk savo laisvės, kiek nori. Ir kiek nori tu sakai, kad tai yra labai gera idėja. Aišku, kad jinai gera, kada ją protingai tu naudoji. Bet yra realybė, yra faktinė realybė. Ir tu supranti, gali kiek nori tom abstrakčiom idėjom, tokiam idealistėm, laisvė, ten daryk ką nori, taigi čia labai gerai, tu gali švaistytis kiek nori, bet aš ne apie tai kalbu, aš kalbu apie labai konkretų, labai aiškų faktą, kas vyksta su tavo tauta, kas vyksta su baltųjų rase, aš labai aiškų faktą sakau, meilės nėra sisteminė problema. Sisteminė problema. Priežastis, kodėl jos nėra, todėl, kad buvo neįtikėtinai stipriai pajudėta 90 metais ir netgi jau truputėlį anksčiau pajudėta link visuomenės sąmonės seksualizacijos. Aš atsimenu diskotekas ten tų 80 metų. Ką skatina tas vat ritmas, tas tun, žemiausias vibracijas žmogaus organizme, arba kitaip sakant, geidulingas seksualizacinis, tas ritmas visas. Tai ne klasikinė muzika, kuris skverbiasi į dūšę ir verčia tave kažkokius moralinius, kažkokius tai, reiškia, kažkokius moralinės nuostatas verčia tenai toj dūšė, supranti, kūliais. O čia kala tau, kad tu toks būtum kietas bachūras, supranti, kuriam labai reikia moters, va čia pat greitai kelių minučių bėgi ir viskas. Ir nieko daugiau nereikia. Tos 5 minutės įvyko ir nereikia nei moteris, nieko. Viskas pasibaigė, santykiai pasibaigė. Tai tu drįstum pavadinti meilę? Ar tu drįstum tą 5 minučių santykį pavadinti meilę? Ar tu drįstum pats savo, supranti, kvaršindamas savo vargšą protelį? Va šito buvo siekta. Tikslas šitų bumpčikų, šitos euforijos buvo šitas, kad įvyktų 5 minučių santykis ir žmonės išsiskirtų, palikę vienas kitam savo mikrobus, susirinktus iš tų partnerių, supranti, kurie jau buvo prieš tai. Jie niekur nedingsta, ta mikroflora visa juoda, jinai niekur nedingsta, jinai lieka jau tau visam laikui. Ir tu vaišini, su kiekvienu tuo nesantokiniu santykiu, tu vaišini savo partnerį, supranti, susirinktą savo bakterijų mikroflorą, tu pavaišini jį, vienas su kitu apsikeičia. Ir paskui sako, iš kur lygo, čia mes nekaltėvinėliai, čia jau dieve, čia taip negerai gyventi, tiek ligų atsirado, tada, žinai, biznis, vaistam, žinai, ten visam
žinai, šundakteriam visiems, žinai, bizniai čia reklamuoja save, o mes čia išgydysim. Supranti? Esmė yra tame, kad jeigu žmogus turėtų tikrus meilės santykius, jeigu jo dūšia būtų pilna, jis nieko neieškotų. Bet iš esmės, tais 90 metais, dirva paruošė tą visą estradą vakarietišką. Dirva paruošė šitai nenumaldomai aistrai 5 minučių. Ir tie filmeliai, tie visi, žinai, seksualizuoti, agresyvūs. Ir tu supranti, nieko čia stebuklo nėra. Pakaitlą atnešė. Tokį neįtikėtinai šlykštų suragatą, žinai, vat. Aš atsimenu, vienas pažįstamas, reiškia, ten su sūnum jie aptarinėjo maisto klausimus ir sūnus jam, reiškia, sūnus apibūdino tėvą taip, šiuolaikinis mokinys. Mano tėvas valgo senovinį maistą. Reiškia, ten kotletai, ten, reiškia, cepelinai, galbūt kažkas tokio, ruoštas maistas yra senovinis maistas, suprast. O tas Coca-Cola, žinai, ten šitie visi limonai, fantos, šitie čipsiukai, ten ir salotėlės. Va čia, tikrasis šiuolaikinių jaunuolių gurmanų maistas. Kodėl aš paminėjau? Aš paminėjau todėl, kad tas seksas ir yra tas plasmasinis limonadas, kur ten maisto medžiagų jokių nėra, bet grinai tik kad skanu būtų. Ir supranti, o tikrasis maistas, meilė tarp dviejų žmonių, su įsipareigojimais, su pasitikėjimu, tai yra senovinis maistas, pasenęs, tik durniai jau užsiima tuo senoviniu maistu. Supranti, ir tu pamėgink šitiem cinikam įrodyti, kad jūs degradavot jau žemiau grinda juosties. Ne, sakys, mes modernus, jūs, sakys, durni. Argi aš šiandien žadu įrodyti šitos maisto niuansus? Ar aš šiandien žadu įrodyti šeimų problemas? Ne. Aš šiandien kalbu apie esminę sisteminę problemą šitos visuomenės. Išvis neturėjimą meilės. Išvis tokios kokybės jos nėra. Tu nerasi su didžiausiu mikroskopu atsinešęs, žiūrėdamas į kažkieno dūšelę. Meilės nėra. Nes meilė yra aukojimasis dėl kito žmogaus. Šiandien egoistų visuomeniai, pabrėžtinų egoistų visuomeniai meilės būti negali, nes tokia ideologija buvo paleista. Individas aukščiau visko. Egoistas savimyla mylėti negali iš principo, jam tai yra nepasiekiami aukštikalniai, neįmanoma. Ir šventas raštas aiškiai sako, jeigu nėra meilės, tada nėra nieko. Tada nėra gyvenimo, tai ne gyvenimas, tai yra surogatas, tai nėra gyvenimas. Aš dabar necituosiu ten Švento Pauliaus to himno meiliai, kur ir išaiškinta visa esmė, jeigu meilės nėra, tada jūs negyvenat. Jūs tada negyvenat, jūs nežinot, ką darot, paprasčiausiai. Jūs imituojat gyvenimą. Gerdami tos plasmasinius gėrimus energetinius, jūs čia nėra gėrimai. Tai yra nuodai, jūs tiesiog save nuodijat labai lėtai veikiančiais nuodais. Ir tyčiojatės iš praeitos kartos. Bet aš nemoralizuoju, aš sakau priežastį, sisteminę priežastį, kodėl nyksta šita tauta. Vienas toksai politinis veikėjas, jisai vis ten tokią frazę naudoja, žinai, sako.
kaip padauginti, reiškia, gyventojus, kad būtų. Sako, o reiktų šviesą vakare išjungti elektrą rubilniką, reiškia, ras ir sako, ten, duoda potekstį, supras, kad vaikų pridarytų. Žinai, nekomentuosiu šito, reiškia, pasisakymo, kabutėse, žinai, tokios išminties. Aš tiesiog noriu pasakyti. Jeigu žmogus iki tokio lygio nesuvokia priežasties nykimo, tai su tokiu žmogum aš abejoju, ar įmanoma kalbėtis iš viso loginiam lygmenį. Tauta nyksta dėl to, kad neturi savyje meilės gyvenimui. Tai yra vartotojai, jie pasodinti ant vartojimo adatos. Nesupranta, kas vyksta su šito pasauliu. Ir nėra gyvybės energijos šitoj visuomenė. Jos nėra tos rūšies energijos, kur yra gyvybinė energija. Energija turi įvairias rūšis. Aš dabar nepradėsiu ezoterinių paskaitų apie energijų rūšis. Tu paprasčiausiai būdamas normalus žmogus aiškiai jauti, kada yra šiluma širdies tavo artimo žmogaus. Kada tu jauti. O kada tu jauti svetimo žmogaus įtampą ir agresiją. Cinizmą. Tu jauti energetinį lygmenį. Tau nereikia ten būti profesorium. Tu žinai, kad visuomeniai vyrauja įtampa vieni tarp kitų, labai žemų vibracijų įtampa. Kodėl? Todėl, kad labai greit nuleidžia visi. Žinot, ką tai reiškia? Labai greit nuleidžia. Ir tada, supranti, žmogus neturi emocinės atsargos. Ir jam vėl tada labai reikia, labai greitai, greito santykio, greitos sueities, kad kompensuoti. Ir tada, virtinė nesantuokinių, nešvarių santykių. Žmogus turi turėti emocinės atsargos. Ir kada jisai jos neturi, jis neturi kantrybės, jisai eilėje negali stovėti, jis trypčia, jis pilnas nepykantos, jis neapkenčia viso pasaulio, nes jam reikia 2 minutės eilėje prastovėti. Pas jį nėra emocinės atsargos visiškai. Tai gyvūno lygio supranti sąmonė. Tu matai, kokia nepykanta jo akyse, jis vos tramdosi. Lygioj vietoj. Tai yra žmonės seksualizuoti kraštutinai, kurie neturi žmogiškosios energijos, tos empatijos atsargos visiškai. Viskas pasien ribų. Už tai jie tokie energingi, ten bėga, nesustoja, neturi ramybės dūšiai. Tai yra visuomenė, kuri neturi ramybės ir kuri pilna, supranti, tokių patologinių būsenų, kada reikia antidepresantų labai stiprių ir pastoviai. Nes ramybės nėra. Nes žmogus nesijaučia mylimas ir nesijaučia reikalingas. Taškas. Čia ne psichologinė problema. Tai yra civilizacinė problema, kada jūs apnuodijo individualizmą šituo melu, supranti. Aš nepropaguoju kolektyvizmo kaip antipodo. Aš propaguoju Dievo meilę, krikščionybę. Šita visuomenė krikščionybės beveik išsižadėjo. Katalikybė būdavo labai aukštam lygmenį, tarpukario Lietuvoje. Tai buvo lietuviškos civilizacijos didžiulė dalis katalikybė. Ir širdys buvo pilnos meilės artimui. Tegu ne 100%, bet tikrai ne taip kaip dabar. Kadangi katalikybė nebeatsako žmonių poreikius, kultūroje tai buvo pakeista liberalizmu, šituo pašėlusiu liberalizmu. Bet aš ir ne apie politiką dabar. Aš tik aiškinu. Pagrindinė priežastis neišsprendžiama psichologiniam priemonėm,
koncertėlio priemonėm neišsprendžiama šitie dalykai. Tai turėtų spręsti talentingi, moralūs, iškilūs intelektualai. Tam tikrų meninių veikalų forma. Ir turėtų paskleisti, kad tai būtų visuotinė meno kūriniai, kurie pakeistų visuomeninę sąmonę. Kad tai nebūtų kažkokie tai ten koncertėlė, kažkokie tai ten šou pavydalas, kad tai būtų meno kūrinys, galintys paveikti teigiamą prasme visuomenės sąmonę, visos tautos sąmonę. Kaip Marcinkevičiaus buvo tokie kūriniai, kurie paveikdavo visuomeninę sąmonę. Įkvėpdavo, pakilėdavo tą sąmonę į aukštesnės vertybinės aukštumas. O šiandieniniai kūrėjai iš visų jėgų stengiasi patikti žiūrovui, patikti jo tarpukojui. Iš visų jėgų, su keiksmažodžiais, su kažkokiais, tai supranti, vakarietiškais intarpais, tokiais kreatyviais, visais įmanomais būdais stengiasi sudirginti žmogų čia ir dabar, kad jis išbėgęs iš teatro lėktų, supranti, tom 5 minutėm, supranti, nuleisti, supranti, įtampą. Pasaulis nematė tokios spengiančios seksualizacijos. Niekada pasaulyje to nebuvo. Niekada šėtoniškos jėgos netrynė savo nagais taip stipriai ir taip džiaugsmingai. Nes tai eliminuoja paskutinius meilės likučius, paskutinius gailesčio, atjautos, užjautos likučius. Bet visi tokie energingi, tokie tik tai, reiškia, tokie balsai, tokie budrus, žinai, parduotuvėje, ko jums padėti? Žinai, aš pasiūsčiau tave ant kelių raidžių už tavo šitą budrumą. Aš suprantu, kad tai yra tokia, sakau, seksualizuota terpė, tokios įtampos. Tu duok man, supranti, pasižiūrėtoj savo parduotuvėje. Ko tu man šoksta, supranti, įtampoje tokia šoksta, žinai, ką aš jums galiu padėti, supranti. Seksualizuota viskas. Tik tai nieks nesako, kad šita energija perdėta, tai yra seksualizuotos visuomenės požymys. Bet visiems gerai, supranti, jie išdrįso, supranti, vadinti seksuali moteris, viešai vadinti vieni kitus kaip komplimentą. Kai moteris turi būti drovi, jos moters kokybės ženklas, prigimtinis kuklumas, drovumas. Seksualizacija skirta šeimai, tai yra intimus dalykai. Aš atsimenu tarybinius filmus, jie yra labai išradingi ir labai talentingi, dėl to, kad ten neleido naudoti seksualizacinių metodų, šitų tarpkojinių metodų. Ir ten tiek daug originalių, išradingų scenų, siužeto vingių. Šiandieninis kinas. Supranti, jeigu tai yra melodrama, pasakyk man šiuolaikinio filmo, serialo, melodramos, kas yra variklis, kietas tas variklis, nieko ten daugiau nėra. Du supranti, prispangę įtampos patinai, patinas ir patelė, supranti, prispangę seksualinės įtampos, geidžia vienas kito, supranti, ir negali prieiti vienas prie kito. Visas siužetas ant to pastatytas. Ten nieko daugiau nėra. Ten yra vargšai vaikai įpinti į siužetą tarp dviejų, supranti, du įsiskyrę individai. Moteris ten su vaikeliu, vyras su vaikeliu ir melodramą stato, kaip jie vienas kitą suranda, supranti. Dėl ko jie įsiskiria? Dėl ko įsiskiria žmonės šiuolaikinėje visuomenėje? Nusibosta
kūną dirgint nusibosta labai greitai. Ir viskas, nes žmogus nėra kūnas, žmogus yra dvasia, turinti sielą ir gyvenanti kūne, o šitiem yra tik kūnas. Tik kūnas, tik biologija. Ir filmų nėra. Yra, supranti, šiuolaikiniai filmai, serialai pastatyti ant dviejų vertybių. Ant agresijos ir ant tokio pripumpusio geidulio. Agresyvūs filmai, kada yra tokie supermenai, kačiokai tokie, supranti, ten yra policininkai ar ten kokie nors sportininkai ir jie ten labai jau visus sutvarko, ten tik teisingumą ten įvedinėja, tik tai gailesčio ten nėra, tik tai sąžinės ten nėra, tik atgailos ten nėra už padarytas baisybės. Ten vien jų tiesa šitų kačiokų, jisai iš savęs labai teisingas, žinai, Dievo vietoje sėdi ir žino, kokį teisingumą kiekvienam įgyvendinti. Galvijų pasaulis, galvijų, pripumpuotų kačiokų galvijų pasaulis. Ir kita, supranti, jeigu tie filmai ne agresiją paremti, bet atseit melodramos, tai prispangia geidulio ar negali patenkinti, supranti. Ir tada ieško vienas kito. Ir tada jau, supranti, lova šitos scenos. Ten girgžda, malasi, supranti, kokių 15 minučių rodo, supranti, kaip trinasi, supranti, lovoj. Aš esu meno gerbėjas ir žinovas. Žinai, kaip tikrasis menas daromas. Kada tavo galvelė, supranti, moka metaforom parodyti tam tikrus veiksmus, kurių rodyti nereikia. Bet jeigu tu parodai, kad lova, tai užtenka tik tai užuominos, kad lova. Tu parodyk per langą vabaliukus, kur du vabaliukai ten vienas su kitu. Va tau bus metafora, kas vyksta toj lovai. Va čia menas. Va čia menas ir niekaip ne kitaip. Jeigu tu pradedi rodyti tą gyvulišką žmogaus pusę, kai trinasi jie 15 minučių, čia ne menas. Aš negaliu pasakyti, kad tai yra pornografija. Tegu ekspertai sako. Bet aš galiu pasakyti, tai ne menas, nes menas yra metaforų kalba. Ir kartais reikalinga labai galvelę pasukti ir širdį padraskyti, kad gražią metaforą rasti tam tikriem dalykam. Šitas kinas dabartinis vadinasi naturalistinis kinas, kur tau viską rodo ir mužasi ten natūraliai, ir dulkinasi natūraliai. Tai ne menas, tai ne talentai. Yra neįtikėtino grožio rusiška žodis bezdarnost, betalenčiai. Tai yra, šita karta yra totalinių betalenčių karta. Totalinių. Jie neturi talento išvis. Išvis. Jie turi pakaitalus talento, regimybės talento. Talentai yra tie, kurie kankinasi širdim, kada idėją, tu supranti, ištrauktum iš savęs. Va toks menas yra amžinas, va toks menas tavo širdį kabina, ten moralinius dalykus sutvarko tavyje. Šitas vadinamasis menas, jis dirgina ir pripumpuoja tave, kad tu norėtum tom 5 minutėm įtampą iškrauti. Nieko ten daugiau nėra. Aš neperdedu. Aš labai norėčiau, kad aš perdėčiau. Aš labai norėčiau būti tokiu, žinai, propagandistų šitoje vietoje ir klyst. Bet deja, aš dar labai švelniai kalbu. Nereikia jums pasakoti apie striptizo klubus, apie striptizo barus. Atsimenu, Valinskas buvo, žinot, kas yra Valinskas? Tas, kur liežuvis labai palaidas. Buvo suorganizavęs, kad per LRT, per Lietuvos televiziją būtų rodomas striptizo kažkoks tai čempionatas ar konkursas. Ten rodė realiai nuogus užpaklius jaunų mergaičių.
Ir man regis, jis buvo netgi tiesioginis eteris ir buvo rodoma tik tai, kad po vidurnakčio vėlai buvo rodoma. Vieną kartą eksperimentas toks buvo padarytas. Nu, žinai, aukštas lygis. Aukštas lygis. Prilygta vakaram. Ir tu supranti, aš nesu moralistas, aš tiesiog sakau apie vertybės. Vertybės. Supranti, visuomenė, kuri yra seksualizuota, kuri nieko daugiau nežino, tik tai malonumą, jinai negali nenykti, jinai tai yra neįmanoma. Ir kas šlykščiausia, kad rodo vis į kitas priežastis. Ten koks nors Žemaitaitis kaltas, žinai. Ar Landsbergis kaltas. Pradeda lyst prie asmenybių, lyg tai jų sprendimai kažką lemia. Ką gali šitie žmogeliai, politikai padaryti, kai ideologija yra seksualizuoti žmonės, kad jie išmirtų paprasčiausiai kaip tautos. Kad jie neturėtų gyvybinės energijos, kurt santykius, tikrus santykius, nes tu per 5 minutės jie nuleidžia, ir jiem staiga nebereikia vienas kito. Jie net negalvoja, kad žmogaus atitikimas kitą žmogų yra statydinimas, reiškia, sielos, vienas kito sielą statydina, praturtindamas vienas kitą tekstais, paslaptim pasaulio. Tai yra ilgi procesai, statydinimas sielos, kaip ir mokykloje 12 metų augina žmogaus vidinį pasaulį, augina, kiek daug indėlio reikia įdėti, kad auginti, ir vidurinė užaugina vidinį žmogų labai grubiai. Neįtikėtinai skurdžiai, neįtikėtinai nekokybiškai. Ir vis tiek, šiaip ne taip kažką ten viduje žmogaus išaugina. Štai kokia kaina auginimo vidinio žmogaus. Ir nekenčia daug kas švietimo. Kodėl? Todėl, kad pasigirti negali. Todėl, kad negali vaiko dūšios parodyti. Už tai visi šitie veikėjai naikina švietimą, nes juom negali pasigirti, pasididžiuoti negali. Jų šitas sušiktas, supranti, atsiprašant, garbės ir orumo, šitas poreikis žmonių šlovės lieka nepatenkintas, nes jie negali pasigirti moksleiviais. Va šitai sportininkais tai jie gali pasigirti. O sportininkus jie myli, va čia reiškia, yra skaičiukai, rezultatai, yra medaliai. O moksleivių nekenčia švietimo, šitie visi delavarai, seksualizuotos visuomenės šulai nekenčia švietimo, nes ugdymo procesas yra vidinis, jo neparodysi niekam. Ten, kad olimpiadoje kažkokius rezultatus pradėti, jiem neįdomu. Jie nekenčia švietimo ugdymo proceso. Šitas rinko, šita ekonomika, šita individualizmo, reiškia, visa ideologija liberalizmo nekenčia švietimo proceso, nes tai yra paslėptas vidinis procesas ugdymo, vidinio žmogaus, vidinių vertybių, ir jis labai ilgai trunka ir labai daug kainuoja. Šitas šiuolaikinis malonumų pasaulis, jisai paremtas labai greitų efektų, seksualizacijos principų. Per 5 minutės nuleidai ir svetimi. Todėl, supranti, nereikia žurnalistai, nereikia gaišinti šitų visų praplykusių galvelių savo laidose ir pasakoti apie mikroekonomikas, makroekonomikas. Neknyskit žmonėm protų savo tuščiom kalbom, nes problema yra vienintelė. Tai yra, supranti, ideologija, nuleista iš satanizmo bažnyčių, sąmoningai naikinti, ypač baltąją rasę. Kad dvasinių apraiškų, vidinio žmogaus apraiškų, kad nebūtų šitoje kultūroje vadinamoji. Kad viskas būtų greit, kad būtų vartotina, vartojama, griebiama, kad
kad nebūtų santuokų tikrų, kad nebūtų ištikimybės, bet kad būtų viskas vienkartinio puoduko lygmenį. Atsigėriau ir nusviedžiau. 100% aš niekiek neperdedu. Specialiai, sąmoningai tai daroma iš visų tribūnų. Ir potekstei, ir atvirai. Ir paskui kviečiasi į laidas kažkokius praplykusius dėdulis, kurie trina lazankės 1,5 valandos apie nieką. Lyg tai ten kažkoks tai veikėjas kažką pasakys kitaip ir pasikeis pasaulis. Pasaulis pasikeis, kada jūs suprasit, kad iš jūsų meilė išrauta ir jinai raunama. Tai yra vienintelė esminė problema. Ir jokioje mokykloje nebėra jau auklėjimo. Yra tik žinių grūdimas, supranti. O turėtų būti auklėjimas. Kaip didesnė vertybė negu žinios. Filmuose turėtų būti privalomas auklėjamasis elementas, o ten yra privalomas tvirkinamasis elementas. Ir piktai yra ant šitų inteligentėlių, kurie ten apsimeta, kad ten problema, ten švietimo ministras ne tas, kultūros ministras ne tas. Net aš jums pasakyčiau, kurioje vietoje ten tie ministrai ką sprendžia. Sprendžia užžiūrio ideologai, siūsdami jums, supranti, per visus galus jums siūsdami informaciją, filmelius kurdami jums, supranti, muzikėlę jums kurdami, supranti, šou šitos visus kurdami jums, siunčia žinutę jūsų galutinio ištvirkinimu. Kad visi būtumėt seksualiai ozabočinai, kaip vienoje tautoje gerai pasakyta, kad susirūpinę seksualiai būtumėt neįtikėtinai, kad gyvent negalėtumėt ir kad jau ta sąmonė pakinta, tikrai žmogus pradeda tikrai galvoti, kad jis kitaip gyventi negali, nes jamgi nieks nebeįdomu. Jamgi daugiau nieks nebeįdomu. Ir va šita šlykšti, supranti, kultūriukštė šita, pseudokultūriukštė, ką jinai pagimdė. Pagimdė tokias fifačkas, supranti, panelės, kurios, yra tokių, žinai, tokių šou padaro žmonės, kur nufilmuoja tos pažintinius susitikimus, kur ateina tokia panelė ir sako, man reikia ten 1000, kad tu mane, žinai, tam vyrui, kad tu mane išlaikytum, ten man reikia nagam ten 1000, man reikia ten, reiškia, šukuosenai 1000, man reikia ten fitneso kažkokiam tai, reiškia, klubui, treniruoklių salėje, man reikia 1000, žinai. O sako, ar tu dirbi, sako, šitai mergužėlį, sako, ne, aš esu dovana tau. Aš turiu į save investuoti, aš turiu kiekvieną dieną nageliu savo dildinti, kiekvieną dieną šukuoseną daryti, aš turiu kiekvieną dieną, reiškia, ten figūrą savo tobulinti, ten bėgimo takeliuose šituose, nes aš turiu tau gerą nuotaiką sukurti namie, aš neturiu dirbti, aš esu pati princesė. Ir tu supranti, kad didžiulis procentas merginų šitaip mąsto. Tegul dalinai ar biškiai daugiau, bet kada tu girdi, kada rimta, reiškia, rimtų tonų mergužėlė aiškina, kad jinai, jai daug metų, jinai niekur nedirba, jinai į save investuoja. Jinai nori važinėti labai gerom mašinam dėl prestižo. Tu supranti, kad tai jau ne degradacija. Tai yra apsėsti žmonės. Jeigu jie degradavę, tai dar baika, bet jie yra apsėsti. Apsėsti šlykščių demonų, seksualinių demonų. Tai yra pavergti žmonės, tai yra totaliai pavergta visuomenė. Totaliai posttarybinė ir vakarietiška tai jau senai, o dabar posttarybinė gyvena šitais dalykais, kad nagelių salonai ten, reiškia, kiekvieną dieną, ten spa visokie, aš jau nežinau, supranti, ten paskui kurortus visus išliaužė valkato šitie, valkataujantis per kurortus už labai labai didelius pinigus. Supranti, kokia dūšia tokio žmogaus. Moteris, kuris skirta pagimdyti vaiką, išauklė tikrų žmogum. Jinai paverčia save moralinę šlykštynę, supranti. Kažkokio moters antipodų, kažkokia pakaba, supranti.
Ir supranti, iš kur pas ją ta moralė gali išsiugdyti, jeigu jinai neprisima atsakomybės už kitą žmogų, nei už vaiką, nei už vyrą savo. Vyrai yra pabaisos iš kitos pusės, supranti. Jie priversti uždirbinėti šitom gražuoliam baisius pinigus ir kad tu pradėtum uždirbinėti baisius tuos pinigus, kurias kasdien tos gražuolės tenai švaisto, tu turi bandytų faktiškai pasidaryti. Tu negali sąžiningų būdų būti tikrų verslininkų, kad tu, ten turi 1000, milijonų reikia šitom fifačkom. Ir jie eina į nusikaltimus, šitie verslininkai, jie daro baisius pinigus nori uždirbti, nes šiuolaikiniam pasauly matai, reiškia, kokie papročiai. Ir visa tai yra pasiekmė vienintelio dalyko, kad atimta meilė iš žmonių. Atimta meilė ir kokie vaikų likimai baisus iš tikrųjų, kokie deformuoti vaikai tokiuose santykiuose, kada jie yra įkaitai šitų, supranti, pripumpusių geismo, supranti, porelių akivaizdoj nuolatos. Kada žmonės nėra draugai. Aš iš tikrųjų kalbu ne iš savo šeimos patirties, aš kalbu iš kultūrinio taško, iš tokio kultūrinio stebėtojo taško. Jūs galite nepriimti mano informacijos, tai yra filosofija, vadinkit, tai yra filosofija. Tai yra stebėjimas, rezultatai stebėjimo visuomenės, ypač meno kūrinių ir tų tokių vadinamų prankų. Kada aš nelabai, kad ten daug ten jų žiūriu, bet jau nemažai metų stebiu, kas vyksta tame pasaulyje. Video internetiniam pasaulyje ir aš matau, reiškia, kad žmonės yra apsėsti. Jie jau nebedegradavę, jie jau yra apsėsti. Va ta individualizacija, tas visas geras rusiškas žodis, vsedozavolienost. Kai viskas galima, totalinė laisvė, prilipdė neįtikėtinai daug egzorcizmą reikalaujančių reiškinių. Egzorcistų tikrai labai nedaug. Ir dar mažiau žmonių susipranta, kad jiem reikia šitos paslaugos. Vadinkim paslaugos, iš tikrųjų tai ne paslauga. Dieviškojo gailestingumo apraiška. Egzorcizmas yra dieviškojo gailestingumo apraiška. Demonizacija, šetonizacija šitos visuomenės peržengia visas ribas. Religinis pasaulis šetonizuotas nemažiau. Ten tokių baisių iškreipimų yra, kad apie tai net nebesinori kalbėti. Aš apie naujuosius judėjimus kalbu, religinius. Katalikybė dar laikosi. Taip, tai mano nuomonė, galit kaip norit suprantis, priimti, nepriimti, bet tai yra stebėtojo nuomonė, stebėtojo iš šalies. Ir supranti, ten pliauškiam valandą šitie žinotojai, jie žino, kur problemų šaknys. Vat Landsbergyje, sako, ten tonai metražo, videometražo, kilometrų, 100 kilometrų prisukta filmukų, koks kaltas Landsbergis. Kiek galvelių išūšta, kiek peržiūrų, milijonai peržiūrų, koks blogas Landsbergis. Kaip jūs praturtino šitie politologai, kurie visi sakė, koks blogas Landsbergis, kad būtų biški geresnis, tai rojui gyventum. Ir visi tą patį kalbėjo, tauškė, nežinodami, kur yra šaknys problemų ar to dvasinio tautos merdėjimo. Nežinojo, nesugebėjo sužinoti. Pudrino smegenis milijonam žmonių, supranti. Ir rezultatė tik blogiau, kasdien tik blogiau. Seksualizacija nei kiek nesumažėjo. Seksualiai susirūpinusių žmonių nei kiek nemažiau.
Aš pats žinau, kad tikrieji meilės patyrimai yra vaikystėje. Vaikas, jisai nežino apie jokius seksus ir jam jų nereikia, bet jam reikia laimės. Ir vaikas laimingas pažindamas pasaulį. Ir krikščionybė apie tai. Kad Dievo meilė yra panaši į tėvų meilę vaikui savo. Ten seksui vietos, patys suprantat, niekokia srity nėra ten. Tai yra tėvų vaikų santykiai paremti jausmais, giliais jausmais, pasaulio pažinimu. Todėl krikščionio santykis irgi toksai. Krikščionis irgi gyvena Dievo meilę. Tikras krikščionis. Tikras krikščionis, jisai jaučia Dievo meilę, jaučia širdies ramybę ir kada krikščionis pasižiūri, kuo gyvena kultūra, jis negali tylėti. Jis privalo pasakyti tiesą, kad jūs išmetėt meilę ir vietoj to buvot apgauti pakaitalų, totalinė seksualizacija. Darykit išvadas. Nes tai yra tiesa, ką aš sakau. Tai yra tiesa, prie kurios nei pridėsi, nieko neatimsi. Ir nereikia išvedžioti. Tiesa yra tokia, kokia jinai yra.